Šiaip smagu, kad laimėjom, smagu, kad fanam nesugadinom tos dienos, nes jie vis tiek važiuoja į tokias rungtynės, atrodo nieko nelemenčios. Aišku, gal ten mūsų kažkur žaidimas ypač gynyboje nedžiugina, bet smagu, kad jie turės gerą kelionę atgal. O kas apie mus, tai puolime gerai dalinomės kamuoliu, susiradom daug laisvų metimų, aišku, ir varžovų gynyba tą leido. Smagu, kad susiradom daug tokių skirtingų išsidėstymų, ko dar nebuvom naudoję ir atradom tų būdų, o gynyboje tai aš ir žaidėjus kažkiek suprantu. Pagaliau prasideda playoffai ir žinom, kiek ten reikės kūnų statyti, kokios ten skerdynės bus ir manau vis tiek giliai mintise jau didžioji dalis žaidėjų buvo kaip tik tenai. Praktiškai visas rungtynės Kėdainių klubas stovėjo zoninę gynybą, tą mėgsta daryti šį sezoną ir Šiauliai. Bent jau prie Urbano tai būdavo, kiek tai gera repeticija gavos prieš tas atkrintamasis. Labai gera, kažkaip daug tų komandų prieš mus dabar stato tą aikštės gynybą, bet mes virš to, kaip liekam, virš 100 taip liekam. Tai Žalgiris nestatė, mažai įmetėm. Tai. Šiandien nebuvo Gudaičio, nebuvo Ardžiai Kaulo, bet viskas gerai su jais, tiesiog poilsis. Jo, nerizikavom su Ardžiai ir Artūrui reikėjo keletą procedūrų pasidaryti, bus visi pasiruošę ir laukiam, nesulaukiam, tas ilgas sezonas buvo ir labai laukiam to starto sekmadienį. Ar jaučiate, kad geroje stadijoje pastinkat atkrintamasis, ar kaip studentams trūksta tos vienos nakties? Playoffai yra tokie, kur grožis, kokybė nueina į paskutinį planą, ten jau svarbiausia bus pergalė. Ir jos reikės siekti bet kokiais įmanomais ar neįmanomais būdais ir tenajaus mes nieko neprisiruošėm, kiek turėjom ruoštis, tiek ruošėmės. Aišku, akcentus kažkokius susidėliosim ir bus daug reikalų stabdant Šiaulių puolimą. Tikrai geroj dabar formoje yra ir paskutinės rungtynės mums nebuvo lengvo su jais, tikrai gerbiam tą komandą, žaidėjus, daug turi ir patyrusių, tai reikės labai atsakingai pasiruošti visų pirma, nes kaip tu pasiruoši, taip tu ir įeisi į rungtynės. Tai dar kartą pagaliau. Negaliu nepaklausti apie varžovų žaidėją Nojų Bukauską, 19-metis, niekam iki tol nelabai žinomas, bet pastarosios dviejas rungtynės labai solidžios, šiandien 25 taškai, 36 naudingumo balai. Apskritai, ar žinojot iki šio sezono tokį žaidėją ir kokį įspūdį paliko šiandien, kas nepavyko prieš jį gynyboje? Iki šio sezono ne, bet šio sezono metu matėm, kad karts nuo karto net ir su pagrindiniais žaidėjais jis buvo naudojamas, paskui gale sezono, kai juos išvertė tos traumos biški iš rotacijos, tai jisai pasijungė ir labai drąsiai, labai šaunuolis ir Gustas yra Maskoliūnas asistentas nacionalinės rinktinės, ne nacionalinės, o jaunimo. U20, tai gal ir reikės į tos sąrašus pagalvoti traukti, čia reikės su Songaila pasiskambinti jam, tai šaunuolis, Rytas negalėjo jo sustabdyti, tai kodėlgi ne, tai čia tik tai tokia mintis, bet šaunuolis drąsiai žaidžia tokioj pozicijoje, nepasimeta, randa būdų ir labai įdomus žaidėjas. Tikėkimės, kažkas įdomaus išaugs.